Rugpjūčio 28 dieną į Šiaulių futbolo akademiją susirinko daug oficialių ir ne tik oficialių žmonių. Visi jie ėjo su vienu tikslu – pasveikinti prieš metus įkurtos futbolo akademijos vadovų. Per pirmosius metus apjungus dvi organizacijas – Napoleono futbolo klubą ir biudžetinė organizacija Klevas, gavosi futbolo akademija, Šiaulių futbolo akademija, kurioje sportuoja virš 500 sportininkų, su jais dirba 17 trenerių. Trenerių kolektyvas gan jaunas, skaitau, energingi, žmonės dar norintys siekti kažko tai, turėti kažkokį savo vietą gyvenime, užimti aukštesnių vietų. Taip, kad pirmi metai buvo tokie, kaip sakyt, kūrimosi metai, gan sunkus metai, bet aš galvoju, kad jie buvo produktyvūs. Akademija tikrai turėtų tik tai stiprėti. Pirmieji metai, kaip žinom, kaip sakėm, visą laiką pradiniai metai yra, vis dėlto turim sportininkų ir iš kitų miestų rajono, tai virš 20 sportininkų yra iš apskrities, tai tikimės, kad jų kiekis vis didės, apie mūsų akademiją sužinos daugiau Lietuvos miestelių, savo perspektyvesnius futbolininkus atiduos mums. Taip pat galim pasidžiaugti ir mergaičių komandą, kurios taip pat turime akademijoje. Dirbo du treneriai, dirbo su jais dvi trenerės, o dabar planuojam, kad netgi su mergaitėm pradės dirbti ir vyras. Sąlygos dar nėra pilnai, kaip sakyti, tenkinančios mus, sąlygos visą laiką noris geresnių sportavimų sąlygų, bet tikimės, gal Šiauliai pasieks kitų miestų praktiką, turės ir futbolo maniežą. Tikimės, kad renovuosim dirbtinos dangos stadioną, katras yra Kviečių gatvėje, turėsime naujos dangos dirbtiną dangą, tai čia turėtumėm toj srity taip pat judėti į priekį. O kiek vaikai turi mokėti už pamokas? 15 litų. 15 litų mėnesinis mokestis, bet aš skaitau, kad čia tikrai nėra labai didelė suma šiuo laiku, ką jie gauna palyginus pas mus sportuodami. Akademijos mūsų vizija tokia, kad įkūrus Šiaulių futbolo akademiją rimčiau žiūrėti į jaunimo ugdymą ir kad baigę jaunuoliai, perspektyviausi jaunuoliai dalyvautų sportinė veikloje ir atstovautų Šiaulių reprezentacinę komandą, kad už poros metų mes matytumėme vien šiauliečių žaidžiančius Šiaulių komandą. Taip pat bendradarbiaujant su Napoleono futbolo klubu naudojamės ir stovykla, katra yra paversta grinai futbolo baze. Birželio mėnesį visą vyko vaikų futbolo turnyrai, o rugpjūčio mėnesį visos komandos, akademijos darė treniruočių stovyklos. Taip, kad ir iš kitų miestų komandos atvažiuodavo, tai bazė ta, katrą turime, tai tikrai čia analogų neturinti Lietuvoje ir paversta futbolui vaikam, tai čia labai skantinas dalykas ir sakau, visi atvažiavę išvažiuoja tik su gerais prisiminimais. O nebus gal skirta lėšų iš pačios futbolo federacijos, gal kažkokiam bazė? Futbolo federacija yra numačiusi remti futbolo akademijas. Šiuo metu yra akademija nacionalinė Kaune, taip pat akademija Panevėžyje, kūrėsi Vilniuje, Klaipėdoje, bet ant kūrimosi stadijoje. Futbolo federacija yra numačiusi paramą futbolo akademijoms, tačiau ten turės būti atitikti reikalavimus licencijavimo taisyklės. Tai aš galvoju, kad mes tikrai esam pajėgus įvykdyti licencijavimo kriterijus ir atitikti ir gauti taip pat paramą iš Lietuvos futbolo federacijos. Aš pirmiausia tai džiaugiuosi, kad yra tokia akademija, kad jinai įkurta ir kad reikalinga pagalba ir iš miesto, ir aš galvočiau, kad ir iš mūsų aukštesnių institucijų, kad remtų. Ir negalėčiau įsivaizduoti, kad mūsų miestas Šiauliai 4 Lietuvoje neturėtų futbolo komandos, kad neturėtų kurios nors kitos, aš kaip ir dar ir moterų krepšinį visuomet. Taip, kad aš labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad ir miestas neapleis šitos akademijos. Ar kiek galbūt skiriate pinigų, kiek valdžia skiria pinigų, ar nereikėtų galbūt futbolui daugiau dėmesio skirti, negu, pavyzdžiui, krepšinis, manau, labiau mylima Šiauliuose? Aš negalėčiau tai pasakyti, kad man atrodo, kad mes pinigėlius tai skiriam pagal galimybės, bet galiu vienareikšmiškai pasakyti, kad iš tikrųjų tų pinigų yra labai mažai. Ir dar mes sudarė tokį planelį, kad galvojam, kad tiesiog tokiem klubam turėtų būti kaip ir atskiras biudžetas, kad tikrai jis turi išsilaikyti ir miestas be abejo turi padėti. Kiek palinkėtumėte, kad akademija gyvuotų, kiek dar metų? Tai aš apie juos
numirimą, kai sakot, aš net nekalbu tokio dalyko, jin turi gyvuoti ir mes tik tai džiaugiamės ir sakau, remsim visom išgalėm, kiek tai mums leis mūsų galimybės finansinės miesto. Ar pati domitės futbolo ir stebite Šiaulių rungtynes tiek, ar galbūt jaunųjų talentų rungtynes? Šiaip atvirai pasakius, tai aš nesu fanė futbolo, bet kadangi aš kuruoju sportą, tai tą informaciją visą turbūt turėčiau, žinoti. Gal ne viską tiek, kiek reikia, žinau, bet tikiuosi, kad ateičiai tai ir futbolas sudomins mane, turbūt visi žinau, kad krepšinis tai man pirmam plane yra, o futbolą iki tokio lygmenio davesim, kad ir bus labai įdomus ir ko gero futbolas ir yra labai svarbi sporto šaka ir populiari ir jeigu taip visumoje, tai ko gero futbolas ir pirmauja nei krepšinis pasauliniam lygiai. Tai aš ir noriu palinkėti mūsų akademijai, džiaugiuosi tikrai vadovais ir stengsimės padėti, pagelbėti. Už futbolo ateitį, kad būtų prisiminimas apie futbolą. Su rėmėjais bendraujantis padalinsi, paskui kaip žaisim. Geltoną tai rėmėjai, kaip pavadėlius. Pasakytų, tai kaip politikų komandai. Čia mišrainė gal gali. Kad politikus visi matytų. Po to, kai futbolo akademijos vadovas Saulius Lesnickas baigė dalinti atminimo dovaną susirinkusiems, tuo pačiu dovanomis ir palinkėjimais atsakė politikai, rėmėjai, draugai ir atžalos. Niekas nepamiršo pasveikinti akademijos su gimtadieniu. Vieni teikia atminimo dovanas, kiti palinkėjimus, treti ir tą. Futbolo akademijoje su vadovais džiaugiasi, jog jos 1 metų gimtadienis nebuvo užmirštas.